Labas. Matai, metukai ką daro? Ką daro metukai? Op, šią vietą. Ir jau pasidarė laisvų audinių, matai, kiek atsipalaidavo biškį. Matai, daro visokius patiems tukinės operacijas. Bet čia aš ne apie tai. Visai čia tarp kitko, kaip ant bairio. Aš apie ką? Aš apie tokį... Tai ką aš čia dabar noriu pasakyti, tai nėra kažkokia ypatinga kosminė, sakykime, įspūdinga. Tai nėra kažkokia ir labai tokia visai nejokia niekaip neįspūdinga. Tai nėra nei raudona, nes jinai nėra raudona todėl, kad jinai nėra mėlyna, supranti, bet ir nėra geltona. Ir tai nėra nei gėris, nei nėra blogis, nėra. Ir tai, vat, kad aš dabar nėra alkanas, tai todėl, kad aš nėra ir piktas tada, supranti, ir kadangi aš esu nėra nei alkanas, nei piktas, nesu nėra. Suprantate, nėra. Tai matai, apie ką aš noriu dabar pagavot mintį, apie va šitą barbarizmą, kuris jau va čia tabaluoja. Šiaip aš laukiu, galvoju, tikiuosi, kad kažkas pradės Lietuvoje be manęs, už mane apie tai kalbėti. Kažkokie edukuoti inteligentai, kažkokie kalbos, kažkokie ten atstovai, inspektoriai, kas nors, kur nors atsakingi. Niekam neįdomu ir plinta šitas marazmas, kuris nėra gėris. Ir nėra gal kažkoks kosminis, nėra. Tai matai, visur viskas tiesiog užkerktas, što nėra. Nebeegzistuoja. Ne, dabar gal man reikės, kad nėra egzistuoja. Jau nėra, kad egzistuoja. Nėra egzistuoja žodis ne. Matai, negali pasakyti, tai negeras dalykas. Tai nėra geras dalykas. Tai neblogas dalykas. Ne, tai nėra blogas. Tai ne raudonas. Ne, tai nėra raudonas. Ir šitas išplytės, kaip jau sakykim, čia gal sakykim, išpurpės, kaip pelėsis po visą lietuvių kalbą, šitas nėra. O gal tai nėra pelėsis, o gal tai yra kirmėlėsis koks, o gal nėra kirmėlėsis, gal vis tik tai nėra pelėsis. Visur ant kiekvieną kampą dabar. Ir matai, kai yra įdomiai psichologizmai yra, suprantate, po šitoj temai. Kai šitą žodelį vartoja, kaip jį vartoja, dėl ko vartoja, dėl ko jis plinta. Pavyzdžiui, dėl ko plito kažkada buvo toks irgi iki tragikomizmo išplitęs ta prasme. Bet matai, kai įdomybė yra tame, suprantate, kad kai tą žodelį taria, tai tas, kai jis įtarė, jis būna nusikopijavęs, nuo ko, kur nusikopijavęs, nuo savo autoritetų. Čia psichologiniai dėsniai skaitosi, kopijuojama nuo autoritetų. Autoritetingų, tas, kas daro įspūdį, ir jis nori, reiškia, toks būti, taip reikia, jos smegenys kompas priima, kad taip reikia ir aš taip noriu. Ir tada, kai aš taip sakysiu, kaip aš tarsiu, ir aš tada žiūrėsiu, atrodysiu, atžvilgiu kitų, bandos instinktai veikia, subtilybiniai, ar ten sociumo pas mus vadinama bendruomenės, aš biškai improvizuoju banduomenės, nes jeigu viskas tik zoologiniuose režimuose, tai yra banduomenės, skaitosi, supranti, kas kad tos banduomenės individai moka kalbėti, bet jie gyvena tik instinktais, mėgdžiojimo, kopijavimo. O tai, pats kopijavimas nėra blogis. Gal kaip geriau skamba. Ar tai pats kopijavimas neblogas? Gal geriau, ne taip skamba. Nėra blogis, nes, bet matai, kaip kopijuoja savaime automatiškai, nefiltruotai, žmonės masiškai. Daug ką jie kopijuoja. Pavyzdžiui, čia Vilniuje ypač, turbūt gal kitos miestos, aš ten mažau būnu, bet jau išplyti ir kitose miestuose šiek tiek, teko sutikti, tas
Vilniečio atributas jau skaitosi, tai sakyti gero vakaro, geros dienos. Matai, kaip sakau, kopijuojama ne tik pats žodelis, pats memas, bet ir intonacijos, manieros, Ir tai nėra blogai, tipo. Bet kai tai be saika, be proto, be skonio, kiekvieną kampą, valiamba. Ir suprantate, kas liečia va šitą nėra, iš kur jis ten nuvarvarintas, iš anglų turbūt, ne iš tų vokiečių, nes taigi vokiečiai, taip sako, šaipoliodavosi iš vokiečių kalbos netašytos, kai skaitau, iš habe keine Gelde, iš habe keine, ką nori ten, žinai, aš turiu nėra pinigų, aš turiu nėra, ko nori bet ko, nėra, yra nėra, primityvios tos kalbos, tai yra su šituo nėra, yra primityvinama mūsų kalba, jinai yra labiau išvyščiusi kalba, negu tos kalbos, iš kur perimšti barbarizmą. Aš net bandžiau prikelti šitą nėra rusų kalbai, tai ten вообще tragikomiškai skamba, sakykim, это нету хорошо, это нету плохо, это неплохо, это нехорошо, это нету плохо. Taip grubiau bado akis. Bet matai, kas yra, sakau, dar psichologinės tos subtilybės ypatybės, kad tas, kuris kopina, nusikopina, tai jis kopina tą, nusikopina į tą elgesio modeliuką, tą manierytę, su mintim tikslu, kad tai yra geresnis, geras, kas jam priduos kažkokį pliusą, pranašumėlį galbūt, tokį, ar bent jau neatsilikti nuo vadinamos šviesuomenės, edukacinės, edukuotos, kukuotos. Tai va. Ir, supranti, ką aš taip kaip aš žiūriu, žinai, tai žiūri, tai masė žmonių, tą visą, žinai, ypač čia Vilniui, kurie tipo edukuoti, įsilavinę, pretenzingi tokį į aukštą kultūrą visada, žinai, išsilavinimą, bet jie visiškai nepagauna, nesupranta, kampą nepagauna, kaip lengvai juos valdo, pagauna zoologiniai šitie elgesiukai, kopijavimai. Ir dabar matai, kaip mes samprotaujam, mes, sakau, aš kaip samprotaujam savo, sakykim, psichologinėse samprotėse, taip nebūna, kad žmogus, o taip, žioplai, sakykim, zoologiškai nukopijuoja tik kažką vieną. Greičiausiai jis dar kažką, gal mes, jeigu mes pastudijuosim jo psichologiją, to žmogus, mes nenustebkit, kad mes dažnai atrasim, kad didžiulė dalis jo elgesio modeliukų elgsenos, asmenybės konstrukcijos yra sukonstruota iš tokių aklai, dažnai be skonio, be reiklumo, surinktų, suskanuotų, sukopijuotų modeliukų. Ir ką, ar pasaulis dabar nuo to pasikeis? Gal kažkas kažkur išgirs, kas turi ausį savam, tie girdi, nes, sau čia, aš norėčiau, žinai, kokį čia žodį lietuviškai, prioritetą, prerogatyvą, pirmenybę, suteikti, gelbėti tą lietuvių tautą ir kalbą, už tai labiau atsakingiems žmonėms. Bet jie kažkaip snaudžia miegą. Ir maža to, kad jie snaudžia miegą, jie su apetitu patys valgo, vartoja, kartoja šitą nėra. Su apetitu pabrėžiu, supranti, su tokiom, tuo metu, kai jis taip tarė, jis tokį lengvą, švelnų, tokį pasitenkinimą, nėra, tai nėra. Nes tada, kai jis tai tarė, jis jau jaučiasi pritampantis prie tų biškį geresnių instinktų lygiai, biškį aukštesnio statusėlio, hierarchinio lygius bendruomenėje. Būkit žmonės, beždžionės. Ar tai nėra žmonės, nėra beždžionės, ar tai nėra, atsiprašau, jis yra, nėra, atsiprašau, viso gero.